Atvykome į Kauną, esame Akropolėje, šiandien susitiksime su Mindaugu, įmonės Krinona pardavimų vadovu ir pasišnekėsime apie tai, kas yra Krinona ir kur jie gali būti naudingi jums. Keliaujam. Labas, Mindaugai. Labas. Tai ačiū, kad pasikvietė į Krinonos saloną. Malonu matyti. Klausyk, labai jūs čia gražiai įsikūrė. Aš pats esu Krinonos klientas ir mes visą laiką žiūrovom, rekomenduojam iš tikrųjų partnerius, kuriais patys tikime ir pasitikime. Tai papasakok daugiau, kas yra Krinona. Džiugu, iš tiesų Krinona jau mes 25 metai esame rinkoje ir išsiskiriam to, kad esam specialistai, kas liečia smulkę namų apyvoką, namų techniką. Gama parduotuvėje, kaip matysit, nuo mini gertuvių, blenderių, kavos aparatų, iki mikrobangų krosnelių, netgi ir turim paspirtukų, elektrinių dviračių, kas realiai laisvalaikiu yra puikios priemonės. Mindaugai, paminėjai būtent visą tą pačią įvairovę, ar ne? Tai tokiai įvairoviai ir ją teisingai parinkti klientui reikia ir rimtų kompetencijų ir sakysim, žmonių, kurie tą gali teisingai padaryti. Tai kiek apskritai Krinonai šiandienai dirbo darbuotojų ir kiek jūs turite Lietuvoje salonų? Taip, Krinonoje šiuo metu dirba nepilnai 300 darbuotojų. Salonų mes turime 17, apimam visą Lietuvą, esame ir didžiosiuose miestuose, ir šiek tiek mažesniuosiuose miestuose, tai realiai mus rasti gali Lietuvos gyventojai praktiškai visoje Lietuvoje. O kaip su internetinė prekyba? Ar aš galiu padaryti užsakymą pas jūs internetu ir galbūt sulaukti kurjerį ar atvažiuoti viską pasimti vienoje vietoje? Taip, ypatingai karantino metu internetas apskritai kaip šaka augo labai stipriai. Be abejonės, mūsų internetinė parduotuvė krinona.lt, jinai siūlo visą tą patį platų spektrą, tą patį asortimentą, kartais net ir kažkiek tai didesnį, nes būna naujovių, kurios ten pristatomos tik atvykusios, tai šiuo atveju klientai gali iš tiesų apsipirkti internetu puikiausiai, išsirinkti reikiamą daiktą, dirbam su partneriais, su kurjeriais, kurie labai operatyviai atlieka pristatymus. Galybė prekių, gal kažkokią šiandieną mums parodysi naujovę, ką žmonės galbūt galėtų savo ar dabar nusipirkti, ar šventės galų gale artėja. Taip, Jūra, iš tiesų, kaip ir pats sakėjai, kas šiandieną yra aktualu. Be abejonės, prasidėjo šildymo sezonas. Kaip ten bebūtų, dalis namų ūkių vis dar kūrenasi, kas malkomis, kas kažkokiu tai skystų kūrų. Ore pilna tvyro įvairių nešvarumų, dalelių, mikrobų, kietųjų dalelių. Tai mes norime šioje rubrikoje pristatyti Zylė oro valytuvus, kurie būtent būtų nuostabus pagalbininkas namams. Tai va, kaip ir sakiau prieš tai, norim pristatyti mūsų Zylė oro valytuvų šeimą. Čia matote 3 įrenginius, mažiausias, vidutinis ir didžiausias. Jie galbūt ir išsiskiria tuo, kad priklausomai nuo patalpų ploto, nuo užterštumo, žmogus ir renkasi. Reiškiasi, imant patį mažiausią agregatą, jisai turi 3 filtravimo sistemas, tai yra pirmasis plaunantis filtras, antrasis yra anglies filtras ir HEPA filtras. Tai iš tiesų patalpų valymui to pilnai pakanka, nes kaip ten bebūtų, duosiu labai akivaizdų pavyzdį. Šie filtrai išvalo iki 20 mikronų, kai tuo tarpu korona, pagal mokslininkų, dalelės dydis buvo iki 50 mikronų ir į viršų. Tai reiškiasi, net ir koronaviruso atveju šitas prietaisas kuo puikiausiai gaudytų tas koronaviruso daleles. Antrasis Zylė modeliukas, jisai jau skirtas yra didesniai patalpai išvalyti ir turi jisai skirtingai nuo pirmojo modelio netgi 6 filtravimo sistemas. Tai yra pirmas plaunamas filtras. Antras yra anglies plošto, šalto katalizatoriaus, toliau eina sterilizavimo funkcijos filtras, turi ultravioleto šviesą, nes kaip žinoma ultravioletinė šviesa žudo daugelį bakterijų. Ir turime netgi jono generacijų funkciją, tai reiškia, kad suvokti, kas tai yra sukuriami neigiami jonai, kurie sąveikauja su dulkėmis, kurios yra teigiamų jonų ir to būdu pritraukia ir realiai sugaudo viską po puikiausiai filtravimo sistemą. Ir pabaigai mūsų pats didžiausias agregatas, kuris skirtas išvalyti patalpas net ir iki 60 kvadratinių metrų. Tai kaip ir antrasis agregatas, jisai turi identišką filtravimo sistemą. Tai šis agregatas greta tai, kad vykdo oro valymą, jisai turi ir vandens talpą, ją pripildžius vandeniu. Agregatas ne tik valo orą, bet ir tuo pačiu ir drėkina orą. Nes kuomet prasideda šildymo sezonas, tikrai patalpose jaučiasi, kad išsausėjęs yra oras. Tokiu būdu drėkinimo funkcija padeda atstatyti oro kokybę ne tik dėl švaros, bet ir dėl drėgmės. Mindaugai, o kaip verslas? Ar į biurus irgi tokius įrenginius renkasi? Be abejonės, dažnai įmonė rūpinasi savo darbuotojų sveikata. Tai vienas iš variantų ir yra būtent įdiegti įmonėje šitą įrenginį, kurio pagalba būtų išvalomas oras nepriekaištingai ir tokiu būdu pasirūpinama savo darbuotojų sveikata.
Tai kada apskritai reikėtų galvoti apie tokį įrenginio pirkimą? Galbūt žinot konkrečiai kažkokią klientų grupę, kam būtent aktualu yra dėl tam tikrų priežasčių? Jo, ypatingai žmonės, kurie turi viršutinių kvėpavimo takų sutrikimų, tai yra numeris vienas pagalbininkas, kadangi tiem žmonėms tikrai yra sunku, prasideda pavasarį, žiedadulkės, žmonės vargsta, geria vaistus. Nesakom, kad tai bus 100%, kad nereikės nei vaistų nieko, bet be abejonės tai tikrai pagelbės išvalyti oro kokybę. Tie, kas turi net ir gyvūnėlių, ar tai šuniukų, ar katinėlių. Šiuo atveju vėlgi šitas oro valytuvas, jisai sugaudo ir plaukus. Tai yra į pirmąjį filtrą, kuris yra plaunamis, patenka jie, yra labai nesudėtinga. Atidarei, išėmė filtrą, praplovė, išdžiovinai, sudėjai. Tai šiuo atveju, kaip matot, visom grupėm. Taip pat tie, kas namuose daug gamina, eksperimentuoja su maistu, sklinda po namus įvairūs kvapai, šis agregatas padeda sugaudyti tuos kvapus ir juos nukenksminti. Tai, sakysim, nebus taip, kad grįžta dukra ar sūnus, mama, kad čia verdi žuvį kaip smirda, tai šiuo atveju šis oro valytuvas išties pagelbės išvengti nepageidaujamų kvapų. Aš manau, kad kvapų tema labai svarbi, ypatingai senesnės statybos būstuose arba kitose būstuose arba biurose, kur nėra geros ventiliacijos, nėra geros vadinamos rekuperacijos sistemos. Tai turbūt su šitais įrenginiais galim kompensuoti pakankamai stipriai šitą trūkumą. Be abejonės, kaip sakant, senuosiuose namuosiuose, jeigu jie nerekonstruoti, tai nėra kitos priemonės, kaip panaikinti kvapus. Nežiūrėk, kaimynas rūko, kaimynas kepa kažką ant seno aliejaus, tai šiuo atveju bute ar nebūtinai bute, net ir, sakysim, biure, kuris kaiminystėje su kažkuom, tai yra neprigaištingas pagalbininkas šitiems visiems nemaloniems pojūčiams panaikinti. Mindaugai, artėja didžiosios šventės. Ar galim žiūrovam pasiūlyti kažkokias specialiasias sąlygas? Be abejonės, Jūrai, mes kaip visada esame lankstus ir šiuo atveju visiems būsto anatomija klientams siūlome gruodžio mėnesį 15% nuolaidą. Kaip tą nuolaidą žmonės gali gauti tada? Ateina, turės nuolaidos kodą būsto anatomija ir viskas yra labai paprasta, jokių sudėtingumų. Ar galim padaryti, kad šitas kodas galiotų ir perkant internete? Be abejonės, be abejonės. Tai liuks, ačiū Mindaugai. Tai Mindaugai, ačiū tau, kad parodėjai, smagu, kad pasikvietei į šitą nuostabų saloną, o žiūrovams rekomenduojame kreiptis į Krinoną, į kompetitingus specialistus ir pasinaudoti būsto anatomija kodu visą gruodžio mėnesį. Mindaugai, tai ačiū, kad pasikvietei į šitą nuostabų saloną. Ačiū tau. Ačiū labai. Iki. Iki pasimatymų.